Jeremijos 17 skyrius, 7-8 eilutės. Sako taip, palaimintas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Koks žmogus palaimintas vėl da? Paaiškina kitais žodžiais. Kuris pasitikė kuo? Viešpačiu. Ne žmonėm, ne partijom, ne ideologijom, ne savim, ne kitais žmonėm, o viešpačiu. Ir kurio viltis yra viešpats. Ne šviesus rytojus, ne liberali demokratija, ne dar kažkoks velnis, ne savyje kažkokių tenai, žinot, komunikabilumo, liberalumo išugdymas ar dar kažkokios vakarietiškos orientacijos. Man kai sako vakarietiška orientacija, tai aš tik tai suprantu vakarietišką orientaciją vieną. Jo. Ne vienas, aplink dvi. Tai va, sako, pasitikė viešpatį, kurio viltis viešpat. Jis bus kaip medis pasodintas prie vandens. Labai gražu. Čia, tarp kitko, šiltuose kraštuose puikus palyginimas. Medis, kuris toliau nuo vandens, kaip jisai prastai auga, koks jis apdžiūvęs. Arba iš vis jis nudžiūna dažnai, kai sausra būna. Ir prie šaltinio, prie vandens, prie upės stovis. Visą laiką jis. Visat žalės, visat ir gerai. Niek. Ar sausra, ar kas jis visada gyvas. Tas vandens šaltinis ir yra, va, išmintis Dievo duodama. Tora ir kabala. Jis bus kaip medis pasodinęs prie vandens, leidžianti šaknis prie upelio, jis nebijos ateinančios kaitros. Jeigu medis toliau nuo vandens, palyja gerai, jis turi, o jeigu vasarą visą, žinot, artimuose rytuose būna tokių atvejų. Ir jam medžiai bus amen. O kada tu prie vandens šaltinį, taip kad o vanduo vienintelis šaltinis yra Dievas, reiškia. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos, jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių. Ar tau valdžia, ar tau kita partija ateis, ar kažkokios problemos, tu niekad nesirūpinsi, žinosi, kad tavo gerovė, dvasinė, psichologinė ir materialinė priklauso ne nuo valstybės, ne nuo valdžios, ne nuo situacijos, o priklauso nuo Dievo. Tu visą gauni tiesiog iš Dievo jis paprasčiausiai. Jeigu jis kažką ten nuplanavęs, nubaus, pamokyčio reikalas, bet jeigu tavo santykiai geri, tu nepriklausai prie to. Tavim bus pasirūpinta. Ir tave viskas aplenks. Ir tu ramus, patenkintas miegi ir Dievu pasitikė. Pirma Karalių knyga, 2 skyrius 3 eilutė. Sako taip joje. Saugok viešpatę savo Dievo nurodymus. Vaikščiok jo keliais. Laikykis jo nuostatų, įsakymų, įstatymų ir įspėjimų surašytų Mozės įstatyme, kad tau sektųsi visur ir visuomet. Visur ir visuomet sėkmė, duoda instrukciją. Nereikia kaučerių kažkokių ar seminarų apmokamų ateristų, ką daryti, kad tavo gyvenimas sėkmė, kaip susidėlėti tikslus, prioritetus, kaip psichologiškai jau, žinai, ko čia visas šitas populiarus tokį gyvenimo mokymai pažiūrėjau. Žmogus pasimetęs. Jis nebežino, ką daryti, kas, kaip, dėl ko, kur, nesisė, viskas užgriūna. Tau labai gražiai Dievas duoda atsakymą. Sako, ko reikia, kad tau sektųsi visur ir visuomet. Kas nenori? Durnius tik nenorės, kad visur ir visuomet sektų. Ne, aš nenoriu, kad visuomet ir visur sektų. Aš noriu, kad nesisektų man visur ir visuomet. Negali būti. Protingas žmogus norės, kad jam sektųsi. Tai ko reikia? Saugok viešpatį savo Dievo nurodymus. Laikyk, žiūrėk, kad neiškraipytas būtų. Kovoju už tai, kad nebūtų mokslas iškraipytas. Dievo nurodymus. Toliau. Vaikščiok jo keliais. Laikykis jo nuostatų, įsakymų, įstatymų ir įspėjimų. Surašytų Mozės įstatyme, Toroje. Viskas. Ir tau seksis. Čia instrukcija. Tobula instrukcija.